Taigi, visi tikriausiai labai gerai žino, kas yra Minecraftas. Taip. Bet didžioji žmonių dalis nežino arba bent jau labai nelabai gerai moka Minecrafto PvP. Taigi, šiandien aš duosiu kelis tipsus, kaip geriau mokėti PvP, kokius toolsus ir enchantus būtų užsidėjus, bei parodysiu visus šitus dalykus pačiam pabaigos fight'e, kai aš kausiuos prieš kažkokį tai žmogų servę. Taigi, įsitaisykit patogiai ir pakalbėkim apie gerus enchantus. Taigi, geriausi armorai būtų va tokie. Protection 4, Breaking ir Mendingas. Daugelis žmonių sakytų, tikriausiai reikia dar Respiration, Aqua Affinity, Feather Fallingo ir visų kitų enchantų, bet PvP užtenka ir tiek. Aišku, matot, kad užsidės esu Redstones ir Silence Armor trimus. Čia nebūtina, aš tiesiog uždėjau, kad čia gražiau ir kaip matot, čia viskas raudona. Tai pakalbėkim apie geriausius įrankius ir čia yra swordas, kuris, aš manau, yra tobuliausias PvP. Tai yra Sharpness 5, Breakingas, Sipping Edge 3, Fire Aspect 2 ir Mendingas. Žinau, lootingo nereikia, nes lootingas nieko nepakeis, jeigu nužudysi žmogų. Ir dar kiti sakytų knockbackas, jo, bet knockbackas pagal mane yra žiauriai nesąmoningas enchantas, bent jau sword PvP, nes aš apie tai ir kalbėsiu. Aš apie jokį crystal nekalbėsiu. Tai va, gal dar pabaigoje ir apie Mace'ą pakalbėsiu. Taigi čia yra Access, Efficiency 5, Breakingas. Aišku, Mendingą irgi galėtų reikėti. Vien dėl to, nes shieldai irgi yra labai reikalingas dalykas. Ir Efficiency padaro, kad shieldas lengviau nusiblokuoti. Tai irgi parodysiu, kaip veikia shieldas pabaigoje. Taigi, mums reikėtų ir totemų turėti kartais, nes jeigu sword PvP, tai reikia ir totemų. Golden Apples. God Apple'ų nebūtinai, bet gali turėti, bei potionų. Tai va, viskas, kas ir yra čia reikalinga, yra čia. Tai daugiau parodysiu, kaip viską kitą naudot ir tikriausiai pradėkim. Taigi, tikriausiai esat matę, kad žmonės dažniausiai paušnus meta, aišku, į apačią. Žinau, į apačią viskas gerai. Bet kai mati šitokį paušną Strange 2 minutės 30 arba Sweet paušną, tu gauni mažiau efekto. Gauni žymiai mažiau efekto, apie minutę 20 gauni. Ir tikriausiai esat matę, kad žmonės meta į viršų, kad gautų pilną efektą. Tai va, šitas dalykas yra irgi labai reikalingas vien dėl to, kad gautum daugiau efekto. Šitą dalyką siūlau daryti prieš fightą, nes vidury, jeigu geimą jums dings į viršų, niekada nemeskite, vien dėl to, nes jeigu mesit, nespės nusilenėti, jumis gali numušti ir efektų jūs nebegausit tiek daug, meskite į žemę dažniausiai. Bet prieš fightą siūlau mesti į viršų. Toliau, Golden Apples reikia naudoti visai paprastai, kai jau matot, kad yra apie 5 gyvybės likusios. Prašom panaudoti vieną. God Apple gali naudoti prieš fightą vėlgi. Aš to nesiūlau, bet čia irgi galite, jeigu turit kelis naudoti. Tai va, daugiau kaip ir viską pakalbėjau, apie viską kaip naudoti. Daugiau dabar pakalbėsim apie visas skirtingas atakas ir kaip iš tikrųjų padaryti kažkokį kombo ar nužudyti kažką taisyklingai. Tai judėkim į serverį ir važiuojam. Ok, taigi jūs matote, kad čia esu dabar minimalio serverį, kur dažniausiai žaidžiu ir yra visokių pasirinkimų, bet šiandien kalbėsiu apie Netherite Pot, Warriorį, gal Lifesteal ir tankas bei Heavy tankas. Matot, yra Mace'as, bet aš dabar esu ant 1.21 versijos. Tai pradėkim gal nuo Warrior'o, kaip tikrai taisyklingai naudoti shieldą. Viskas, best fight'e. Ok. Siūlau sutaisyti crossbow, apie kurį irgi nepakalbėjau, bet crossbow čia yra naudingas tik šitam. Ir šitam siūlau naudoti kombo. Matai, man dabar yra nublokuotas shieldas vien dėl to, nes jis pataikė, jo. Ok, va, panaudojau crossbow. Viskas ok, biški pabėgom. Aš gali būti šito nelaimėsiu, o gal ir laimėsiu. Ajajaj. Aš realiai galiu žmogų sušaudyti, jo. Bet jis čia jį nepataikys. Va. Nu va, taip reikia naudoti plius minus. Tai va, shieldą reikia naudoti nublokuojant kažkokią ataką. Jeigu su aksu daužat, jūs gausit biškį tokį reloadą 5 sekundžių tikriausiai. Ir jo. Negalėsiu naudoti, čia jau, parodžiau biškį, nesitikėjau laimėti. Dabar aš norėčiau pradėti gal nuo tanko. Čia yra tiesiog Diamond armorai bei Diamond swordas, aišku. Ir gaunu Sipping Edge, kad gražiau swipintųsi, bet galim pamanyti padaryti, jeigu išeit.
Šį kartą pralaimėjom. Čia Silver 5, aišku, geriau moka, bet aš irgi visai seniau bežaidžiau, bet norėjau video padaryti. Davai nedarai pot. Čia yra vienas sunkiausių ir bei mano mėgstamiausių. Kaip matot, aš dabar paušnus mesiu į viršų, kad gaut pilnus efektus ir suvalgysiu Golden Apple. Gali 2 suvalgyti dėl saturationo, bet čia nebūtina. Ir dabar tiesiog critical shotus bando daužyti, nes tai yra lengva. Nežinau, ką jis bando daryti. Va, jeigu jūs valgot ir jūs galite pavalgyti, Golden Apple vis laik daug yra fight'e, nebent esat savo draugų serverį, kur yra vis laik sunku gauti jos. Bet va, kaip serveris, tai va. Svarbiausia critical shotus darykit, nedarai pot, nes daugiau su damage daro. Galit bandyti kombos daryti, jeigu išeina jums. Va, dabar jums pavalgė ir aš pavalgysiu. Va, aš manau vienu užteks Golden Apple. Gerai, aš irgi gal metu paušiną ir geriam šitą. Negeriam valgom. Va, jau pradėjo šitas žmogus daužytis labiau. Ir matau, kad man gali būti GG's. Jop, totemą papinsim. Nice. Gerai, mums reikia daugiau efektų, mums reikia health'o ir šitą. Čia išgyventi yra visai lengvas, stenkitės valgyti obuoliukus. Ir turėtumėt būti fine, okei. Va. Nu va, laimėjom. Gali būt, kai kiti pamatė, kad totemą popinau, galėt būt, kad jau galvojat viskas. Bet ne vis laik viskas gali būti, jeigu puikiai ir greit sureaguosit, mestami savo paušinus, health paušinus ir valgydami Golden Apples. Tai va, nebijokit valgyti Golden Apples. Ir jo, ir ten background'e main Piero skinus jo. Tai aš norėčiau dar ir pakalbėti apie vienus geresnių Minecraft'o žaidėjus. Pavyzdžiui, main Pieras, jeigu žinot, iš Lifestyle SMP. Irgi gerai pažaidžia. Ir aišku yra ir Flimfraxas, ir Klampieras, ir Only Squid, visi iš manau šitus žinot, jeigu kažkas susijęs su Minecraft PvP. Tai jo irgi labai gerai, jie irgi, manau, turi gal kokių tipsų, kurie duoda ir jo. Tai va, kaip ir viskas čia galėjo būti, čia daugiau nelabai ko man reikia, iš tikrųjų galim Lifestyle pabandyti. Čia Lifestyle yra žymiai sunkiau, va dabar ką tik pakalbėjau apie Lifestyle. Tiesiog žymiai sunkiau. Matot, gauname ir Fire Resistance, tai reikia ir šitą užsimesti, reikia paėsti Golden Apple. Čia grinai Lifestyle'as, čia tiek daug visko galim naudoti. Aišku, yra Ender Pearlai, bet aš čia blokų tikrai nenaudosiu. Tai mes šį pasikeičiam šitą totemą reikia turėti. Ką dabar tas žmogus? Galima apšaudyti jų, jeigu paeis. Tai dar norėčiau biškai parodyti, kaip reikia taisyklingai šaudyti. Pataikė, matot, turės, bet mes nedegam, nes mes Fire Resistance užsimetėm. Aš irgi ne vis laik pataikau, tas visai sunku, aš manau. Bet jo. Ok, matot, jis išsiteleportino. Aišku, prisiploja pasas. Aš, matot, dabar mano ugnis tikriausiai buvo labai aukšta, kas irgi yra blogai, bet jeigu, matot, yra ir susipeksai. Jeigu prasisinčiat, aišku, čia dabar kol kas tiek, bet galit low on fire naudot, galit visus kitus naudot, kuriuos aš čia dabar esu pasidėjęs. Nes aš dabar biški buvo naujesnės versijos ir man visi tik širpekai nusiėmė. Tai jo. Reikia pasidėti totemą, nes man vis laik patinka tik širpekus turėti, ypač šitą low on fire, nes žymiai logiškiau. Tai va. Jo, kaip matot, visus susidėjau. Aišku, čia nebūtinai visus tokius turėti, galit prasiūsti, kokius jūs patys norit. Galim pabandyti dar vieną netherite pot. Ir jo. Tai va. O, kaip gerai čia jau daužo matau. Bet matau, kad pats biški lagina tas, arba man čia lagina. Bet ne man, negali būti. Gerai, valgo jis, valgo mes. Oi, va, matau, protingas, va. Protingai padarė žmogus, aišku.
Palauk, man reikia greitai šitų. Dar norėčiau pakalbėti irgi apie armors durability. Aš manau, kad žmonės, va kaip aš, irgi kovoja dažnai. Ir žino, kad armors durability yra labai svarbus. Kaip matot, man jau lūžė biški armorai. Ir reikėtų jis pasifiksinti, bet aš manau, dar galime nesifiksinti vien dėl to, nes kai jis fiksinsis, galime ir mes fiksintis. Arba jis nesifiksins, nes gali būt mane įveiks. Su Golden Apples aš manau visai įmanoma išgyventi, ypač kai žmogui lagina. Tai čia va bes, karočią. Mes užsimetam paušiną. Va, matot, jis biški užmetė paušiną, bet nedaug, jeigu girdėjot. Labai kažkaip gerai. O, nes man efektai baigės. Gerai bėgam. Reikia greitai šitų, nice. Dabar reikia biški gal pasitvarkyti kaip ir armorus, nes biški lūžta, aišku. Kaip tai paizalai? Nu, registrą. Kokoj registrą? Kur aš dėg? Ai, va. Gerai, mes valgom Golden Apple. O, ne, maros totemas bus, jop, totemas. Šį kartą nežinau, ar išgyvensim, bet biški sunkiai, matot, yra išgyventi, jeigu totemas, nes jau tiesiog rodo, kad biški GG's gali būti. Nes jis gerai visai palašia, aišku, matau. Bei nepamirškit, kai totemas yra, kad paušina baigės irgi. Na ir valgykit Golden Apple. Aišku, jam žymiai gerų sekas, nes aš ilgai nežaidęs Minecraftą. Va, biški pahitinom. Aišku, jans vėl bėga. Pala, reik totemą, reik šitų. Mano armorė biški lūžė, tai tikrai nebloga. Biški pasitaupyti. O, dieve, kodėl jis tik damage daro, what the hell. Nu, aš šiaip strange potionus tikrai irgi siūlau naudot bei speedo, nes jie tiesiog žiauriai OP ir jo. Tikrai, aš manau, jeigu naudosit potionus, turėsit didesnį šansą daugiau damage daryti visą kitą. Mano armorai žiauriai lūžiai yra, tai tas negerai. Jeigu lūž helmetas ar kažkas kitas, čia gali, žinot, būti labai blogai. Tai stenkitės, jeigu ką, stebėt durability. Kiti naudoja modus ar kažkokius tik širpekus, kur rodo armors durability kampę, bet aš šitų kol kas nenaudoju ir jo. Aišku, rodo ir kui potion timeris, bet šitas nereikalingas kol kas. O, dieve. Žmogus daug damage sugeba daryti. Na, aišku. Šitas žiauriai čiuos nerva, aš nežinau. Palašė, žinai. Biškai mes jį hitinam dabar. O, dieve, man reikia paušę. Man armorai vapšė. Op, nu, maladės, matau lūžą man helmetas. Reikia antrą totemą dėtis. Maros aš GG's esu. Gali būti GG's, jop. Da, kažkas lūžo, viskas, karočiui. Man nebėra šansų. Banu tada visus kitus likusius. Matot, kaip damage iškart gauna. Va. Reikia pabaigti mano Golden Apples. Aš matau, man viskas realiai. Vis damage'as daro pakankamai, tikrai. Palauk, man reikia 2 Golden Apples. O, dieve. Aš spėjau batukus. Ne, man kelnes lūžo, aš man batukai lūžo. O, dieve, kas čia per nesąmonė. Blemba. Nu, ans dabar aišku, be rankos, nes man lūžo. Fuck, aš niek neapturiu, what the fuck. Man niek nebliuka, bro, what the fuck, aš
Viskas, šūdas kažkoks aš miręs realiai. Kodėl kelios lūžo? Ans dabar irgi tvarkos armorus, nes aišku, suprantam. Ko, nuo kada rankos tiek damage daro? What the hell, kada? Nuo kada rankos tiek damage daro? Man viskas, aš tiek nebeturiu. Jap, GG's. Okay. Ja. Tokie tipsai buvo kaip ir jo, kaip ir ne, bet jo. Kaip ir šiandien aš manau baigiau, žinau, gal video nebuvo kažkas žiauriai insane, bet vis tiek aš tikiuosi, kad kažkiek gal supratot kažkas naujo, gal ne. Nesu vienas iš tų youtuberių, kur čia puikiai suprantu, bet vis tiek tai ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskite subscribe, Minecraft ir visko. Iki. Kiek čia? 17 minučių, nu aš manau.